Labas, Živilė. Labas, Tomai. Šiandien mano svečias Živilė Bičenkova, viena iš mano kolegių, bendramokslių. Taip tradiciškai susiklostė, kad aš čia visus bendramokslius kalbinu, bet man labai įdomu, jau dabar praėjo keletas mėnesių, jau geras keletas mėnesių po mūsų studijų ir kalbinu visus ir teirausiu, kas pasikeitė, kas vyksta, kaip vyksta. Bet įdomu, kas pas žmonės keičiasi po tų visų studijų, kaip jaučiasi, ar tos jau pagirios jau praėjo, jau atsigavom po visko ar ne. Tai gal pradžiai prisistatyk ir tada mes pačiupinėsim šitą temą. Gerai, Tom. Tai prisistatysiu turbūt nuo profesijos pradėsiu. Esu bendrosios praktikos slaugytoja ir turiu Marijampolėj slaugos paslaugą teikiančią įstaigą. Mano darbas yra su žmonėmis, tai vykstam pas žmonės į namus ir žmonių per dieną labai daug turiu. Turiu žmonių, tai ta prasme, kad tenka labai daug bendrauti su žmonėm įvairiais. Įvairaus socialinio sluoksnio, įvairaus mentaliteto, įvairaus amžiaus, įvairių nuotaikų, įvairių, tarkim, ligų visokių ir visų spalvų, tarkim, taip įvardinkim žmonėmis. Taip pat dar dirbu ir profesinio rengimo centre. Esu slaugytojų padėjėjų mokytoja, tai turiu ir mokinukų, studentų, tokį spektrą platų, irgi su visokiom patirtim, su įvairiom žiniom. Ir šitie mokymai NLP praktiko pas Vyganda buvo, šiaip įspūdingi buvo. Pradėkim nuo to, kad buvo įspūdingi ir davė labai daug. Daug davė, labai sunku pasakyti taip konkrečiai, ko davė, tai aš pabandysiu gal į tokiais trumpais, išskirti trumpus tokius niuansus pagrindinius. Tai anksčiau bendraujant su žmonėm turėdavau tokį truputėlį turbūt vertinimą žmonių, kad vienas toks, kitas kitoks, vienas taip elgesi, ten ar gerai ar negerai elgesi, savo kažkaip įvardindavau. O dabar aš to žmonės matau visiškai kitaip po šitų mokymų. Pirmiausiai todėl, kad gavau pati labai daug žinių ir Vygando tokia pasakyta frazė, kad pažindama žmonės leisk pažinti pati save. Tai vat man šitas labai didelė vertybė, didelė pamoka ir iš tikrųjų, kuo daugiau žmonių pažįstu, tuo aš save labiau pažįstu, o kuo save labiau pažįstu, tuo labiau paskui su žmonėm lengviau bendrauti ir to žmonės jau matau kitaip. Ir ką paskutiniu metu labai savanaudiškai darau, tai visas gerasis jų patirtis, turbūt istorijas jų patyrimus, taip pasiemu savo į tam tikras talčiukas susidedu kaip patirtis ir jas panaudoju kartais, kai reikia. Tai labai palengvino santykiai. Kitam darbe, pavyzdžiui, mokytojos darbe, tai labai lengva bendrauti su mokiniais. Labai greitai matau, kokiam lygi masto, tarkim, kokiam gylį žmonės masto ir kaip perduoti informaciją. Tai šitas irgi labai lengva ir paskui kitą kartą po pamokos žmonės prieina ir sako, kai įdomi buvo pamoka ir kaip su įdomiom istorijom, su įdomiais papasakojimais, tarkim, žmonės supranta, ką kalbu. Tai va tas yra svarbu, kad ne pati savo suprantu, ką pasakoju, bet dar ir kiti supranta, apie ką kalbu. Nes turbūt pavyksta perteikti tą informaciją, kuo noriu pasidalinti. Tai va, kas dar iš tokių patirčių gerų, tai per 2 mėnesius minus 17 kg po vienos sesijos. Wow. Tai va, tai irgi labai. Ačiū. Tai visiškai taip, kaip būtų, taip, ir tiesiog vieną dieną sakau, nuo dabar ir pavyko. Tai žodžiu, davė gerą pradžią ir, sakysim, tokį įrankių komplektą, kuriuo pradėjai naudotis savo darbe, savo kasdieniniam gyvenime. Ir dabar dar man tas įdomu, tas seansas ir minus 17 kg. Tai ten, aš nelysiu ten labai giliai, sakysim, galima ir giliai. Asmeniniai dalykai, bet man įdomu, ar tas davė pradžią ir parodė, kaip siekti to tikslo, ar tai buvo kažkoks tai stebuklingas metodas, kurio tu dėka atsikratei tų kilogramų? Tai buvo supratimas. Tai buvo supratimas, kad ko man reikia dabar, va čia ir dabar. Tiesiog supratimas, ko man reikia ir ko man nereikia. O tai buvo, aišku, tai buvo, tarkim, sesijos metu vaikystėje kažkoks patirtas išgyvenimas, kurį aš, tarkim, kaip čia pasakyti, nunulinau, gal taip pavadinkim ar ne.
ir supratau, kad ar man reikia maisto, kokio reikia maisto ir kaip aš noriu jaustis. Tiesiog aš noriu jaustis gerai. Na, tai gaunasi, čia mes vėl grįžtam prie to paties, kaip ir su dviem prieš tai būsiais pašnekovais, kad kai mes sakom gero pokalbio tarp NLPerių, sakysim, įvertinimas tai būtų toks: pabendravai su žmogum, pakalbėjai, išsiaiškinai kas kur, bet pats žmogus rado atsakymą ir priėmė sprendimą. Tai šitas dalykas, čia labai, labai, labai fainai, man. Aš iš viso, aš labai džiaugiuosi, nes, ne visi, sakysim, išdrįsta prieš kameras kalbėti, dėl vienokių ar kitokių priežasčių, bet kalbėjau su dauguma. Kalbėjau beveik su visais, iš paskutinės mūsų laidos, ir pas visus kažkas tai tokio pozityvaus pasikeitė. Kažkas sukūrė biznį, kažkas grįžo iš emigracijos ir sėkmingai ten Lietuvoje viskas. Kažkas ten įsigijo dar daugiau nekilnojamo turto, kažkas gavo darbą, kažkas daugiau pareigų, tavo atveju, žiūrėk, irgi sėkmės istorija, nes tu, aišku, tai susikūrei prieš, bet tau tai padeda sėkmingai vystyti ir mokinant, ir vystant savo verslą. Tai yra fantastika. O aš manau, tokioj srityje, ypatingai kaip tu, kai bendrauji su daug žmonių ir sakysim, bendrauji ir su daug ligotų žmonių, kurie turi ir skausmo, ir išvargę nuo tų visų reikalų, suirzę, ir jeigu tu randi bendrą kalbą ir žinai, kaip su jais bendrauti, kaip sukontroliuoti situaciją, viską. O ypatingai aš taip įsivaizduoju, kad dirbant mokytojo darbą, tai čia iš viso reikia sugebėti kontroliuoti auditoriją. Ir tai yra tikrai labai smagu. Taip, iššūkių tai yra iš tikrųjų daug. Jeigu dar parbėgsiu mintim truputėlį apie tą savo verslo plėtrą, tarkim, tai tikrai atsirado daug naujų pasiūlymų, paskutiniam dienom tokio atrodo, kaip iš oro išdygo naujos galimybės. Aišku, ten ir verslo žiniose straipsnis, ir dabar vėl nauji pasiūlymai atsirado. Skaičiau. Tai smagu, man toks pačiai labai smagus dalykas buvo toks pasiūlė. Tai nieko tikslingai atrodo nedariau. Tai tiesiog tas kiekvienas žingsnis, kiekvienas nauja ta patirtis ir veda į tą kažkokį laiptelį skilimą aukštyn ir tie visi įrankiai tikrai leidžia naudotis. Bet dar, kas yra, tarkim, kad džiaugsmas tai džiaugsmas, bet atsiranda visą laiką po tų kursų noras dar daugiau padaryti, dar daugiau sužinoti, dar daugiau kažkur įlys, nes užlipiant tam tikro laiptelio ir atrodo, kad tai negana dar tiek, dar reiškia yra kažkas giliau. Tai va čia manau, kad dar laukia. O aš manau, dar laukia dar ir meistrų kursas, jeigu norėsi. Aš manau, kad norėsi, nes dar pakol kas iš mano kalbintų, sakysim, kolegų dar neišgirdau, kad kažkas nenorėtų tęsti toliau mokslų. Nes lygiai tas pats nutiko ir su manim. Pirmais metais tai aš buvau užsidegęs. Tada truputėlį praėjo viskas ir galvoju, nepalauk. Man ten buvo geriau. Ir tada vėl pradedi viską naudot. Tada supranti, kad mažai supranti, tada nori dar daugiau, tada dar daugiau gilinės, tada dar daugiau praktikuojas ir žiūri, kad visai čia įdomu darosi. Bet šiuo etapu aš, pavyzdžiui, galvoju, dabar yra toks ramybės momentas, kada aš džiaugiuosi tuo, kas vyksta. Ir man aš tai priimu kaip stebuklą ir tiesiog negalvoju, kodėl tai vyksta. Nors lyg ir suprantu tuos įrankius, tarkim, kuriuos naudoju. Bet aš galvoju, dar leidžiu savo pasidžiaugti, kad tiesiog tai vyksta. Tai man dabar mano toks yra stilinis etapas, o paskui aš po naujų metų manau, kad vėl intensyviau truputėlį skirsiu dėmesį ir toliau dar kopsiu. Savęs tobulėjimas. Tai yra kažkas fantastiško. O dabar dar tas yra ant vandens toks plūduriavimas ir mėgavimasis. O toks etapas. Aš manau, kad reikia mėgautis, reikia rasti tuos daiktus, kurie kiekvieną dieną tave skatina kažką tai daryti geriau, tobulėti, ieškoti daugiau žinių ir taip toliau. Papasakok man dar vieną tokį dalyką. Kaip apsisprendė dėl šitų studijų? Žinau, kad tai skamba galbūt keistokai ir ne visai natūraliai, bet man įdomu priežastis, nes mes apie tai niekada nekalbėjom. Pačio pirmo susitikimo metu Vygantas paklausė kažkaip, kodėl atėjome į mokymus.
Taip labai ten trumpai vienu sakiniu, man atrodo, jeigu gerai prisimenu, mes visi pristatėm, kodėl atėjom, kažkaip nežinau kaip, nežinau kur, nežinau kada, perskaičiau kažkokį straipsnelį apie Vygandą ir ką jisai daro, tai man taip visai taip įdomu. Ir buvau neseniai išgirdus tokią mintį, kad kodėl mes nedrįstam pakalbinti pirmi žmonių, kurie mums, pavyzdžiui, kažkuo įdomus yra. Nebūtinai ten kviečiam kavos ar ten kažkur vakare kviečiam, ar ne, pasivaikščiot. Bet tiesiog, kodėl laukiam, kol mus pakalbins, kodėl mes nedrįstam. Ir aš jį pakviečiau į draugus, nes man pasirodė įdomus žmogus. Tai pirmas dalykas. O paskui jisai pradėjo tiesiog mesti skelbimus su kursais, o aš apie tos kursus, apie juos buvau girdėjus prieš 10 metų. Aišku, ne iš Vygando, iš kitų organizuojančių tos kursus žmonių. Ir taip kažkaip tikrai neturėjau galimybės tokios prabangos sau leisti laike ir finansiškai, ir laike, ir visame kitame, nes ir buvau ir studentė, ir vaikai maži buvo, toks viskas viename tuo metu buvo gyvenimo toks etapas, o dabar galvoju, kai galiu sau leisti, kodėl aš negaliu leisti, reiškia, galiu. Tai ir man, tai prisijungiu. Rytiečių patarlė, kai atsiranda mokinys, atsiras ir mokytojas, teisingai? Taip. Taip, laiku viskas. Nesigaili? Tikrai ne. Tęsiu. Labai gerai. Aš turbūt kaip ir visus jau baigiu užnervinti, užerzinti su tuo pačiu klausimu. Ką norėtum palinkėti arba pasakyti būsimiems mūsų studentams? Turbūt vieninteliai situacijai, kada norėčiau pasakyti, kad negalvokit, o darykit. Tiesiog ženkit pirmą žingsnį ir užsiregistruokit. Nes kai pradedi galvoti, tai tada 100 milijonų priežasčių, kodėl už, kodėl prieš, kodėl taip, kodėl anaip. Ir jeigu bent kažkokiu 1% jaučiat, kad kažkas kirba ir kažko nesuprantat, kaip išspręsti, kaip toliau gyvenime su tuo gyventi, eikit. Jeigu, tarkim, galbūt aš neįsivaizduoju tokios situacijos, kad neatrastų žmogus atsakymo, bet tikrai nieko nepraras. Bet abejoju, kad neatras. Ta prasme, 100% turit gauti ir gausit su kaupu, negu kad manau, kad tikėjotės su kaupu. Aš irgi esu už tobulėjimą. Taip. Ačiū tau labai. Ačiū tau, Tomai. Tas smagus pokalbis, labai smagu buvo pamatyti vėl po daug laiko. Tikiuosi viskas bus gerai ir mes kaip ir visi kiti, sakysim, mūsų studentai vieni su kitais palaikom ryšį, nežinau kiek tu su kuo palaikai ryšį, bet aš tikiu, kad tikrai tai yra. Ir su Simona kalbėjom ir su Rimvydu kalbėjom, kad sakom, mes pasidarėm tokia viena mini šeima ir jeigu ten kažkuriam kažkas blogai, tai visi subėga su pagalba. Taip, ir vieni kitus rekomenduojam, jeigu kažkas kažkur kažkam. Taip. Labai smagu, Tomai, ačiū. Ačiū tau. Ačiū ir iki. Ačiū, iki.